Nu ką, laba diena, draugai mokiniai, Klaipėdos vairuotojai. Tai šiandien turim balandžio 1. Žinot, ką tai reiškia? Tai informacija visiems vairuotojams. Šiandien galim jau legaliai užsidėti gražius, didelius ir vasarinius ratlankius. Ir tos surūdėjusius gaidžius dėti kur nors į garažą arba į rūsį. Toliau, kita informacija. Gal mokiniam, bet gal ir paprastiem vairuotojam. Tai tiltas mokyklos gatvėje, taip pat ilgiausias mūsų tiltas, nuo šiandien yra 70. Tai jeigu tu laikysi egzaminą, nebandai važiuoti 50 per tiltą, spaudi gazą bent jau iki 60. Tu, kuris važiuoja antroji eismo juostai ant 50, traukis nuo kelio, nes kas mato ženklus važiuoja 70. Tai toks pakeitimas šiandien nuo balandžio 1 Klaipėdoje. Ir nesitrukdom viens kitam ir stebim ženklus. Sėkmės, iki.